Šis seminaras, kaip ir visi kiti, kuriuos organizuoja Skandagros firma, yra profesionalus, suteikia ūkininkui galimybę priimti teisingesnius sprendimus. Ir jis pagalvoja šią gerą pusdienį, grįžta namo, atsinaujinę savo žinias, pabendravęs su kitais ūkininkais ir ramioje aplinkoje, pasiėmęs didelį pieštuką, turi pasiskaičiuoti pagal tas paskutinės žinias, kurias gauna, pagal tas paskutinės kainas, kurios čia yra. Mane tai labai nustebino, kad šiemet, kai tokie metai, dar ši firma randa galimybių atpiginti kai kurios produktus. Tai šiek tiek pataiso ūkininkam nuotaiką, nes šiaip aplinkoje yra labai nelinksma. Ir aš manau, kad ūkininkų laukia labai nelengvi sprendimai. Tiesiog atėjo laikas pagalvoti apie tai, kaip toliau ūkininkauti, nes tradiciškai turbūt ūkininkauti jau sudėtinga. Jei išlaikyti savo ūkius, irgi bus sudėtinga. Taip, kad šitie tokie mokslai, sakykime, yra puikiausia priemonė tobulėti. Visos temos naudingos, kažkokiu tai naujovių, kažką ten palyginimai ir kainų sistema, ir panaudojimo galimybės, ir produktų veiksmingumas. Visko po truputį susideda į bendrą vaizdą. Amžina problema yra, ar tie originalūs cheminiai produktai, ar generikai. Pirmiausia, reikia turėti gerą informaciją. Ir kaip pastebėjau aš čia šitoje apklausoje padarytoje vietoje, kad ūkininkai daugiausia sužino ne iš mokslo žmonių, ne iš literatūros, o iš konsultantų. Tai labai svarbu, kad tas konsultantas pristatys vienaip arba kitaip tą situaciją. Ir aišku, ūkininkui visada labai svarbu kainos. Kaip mes šiemet orientuosimės ar į originalius, ar į generikus, mes galvosime, kaip išgyventi. Todėl rinksimės kiekvienu atveju labai stipriai skaičiuodami, tardamiesi, nes kad ir vieną eurą sutaupius, per mūsų žemės gaunasi nemaži pinigai. Kaip rinksis kiti, aš nežinau, bet manau, kad visi šiemet galvos, kaip padaryti taip, kad nupirkus produktą duotų didžiausią efektą. Grūdų fiksavimą tai vis tiek išdalinom per kokius 3 kartus, ir jeigu geros kainos būna ir iš ankstinio pasidarom, ir ten po derliaus nuėmimo pasiliekam ir apie naujus metus kažkada, tai palei situaciją stebim rinką, stebim biržos kainas ir darom, fiksuojamis tada. Labai norisi tikėti, kad kažkiek pasitaisys mūsų parduodamų kultūrų kainos. Mes negalim įtakoti, labai gaila, bet mes negalim įtakoti tom kainom, todėl belieka tik tai variantas, kuo pigiau užauginti ir kuo brangiau parduoti.